Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos suartėjimas prasidėjęs Krėvos aktu 1385 metais baigėsi abiejų valstybių susijungimu 1569 metais. Minėtu laikotarpiu LDK ir Lenkijos valdovai sudarė keletą svarbių sutarčių, kuriomis padėjo pamatus bendrai valstybei. Nors 1392 metais Vytautas Astravos sutartimi ir gavo valdyti LDK, jis turėjo prisiekti kaip vasalas Lenkijos karaliui Jogailai. Vytautas prižadėjo, kad LDK neatsiskirs nuo Lenkijos, o jis pats apsiribos tą valdžią, kurią gavo. Netrukus paaiškėjo, kad Vytautas vis dėlto stengiasi daryti savarankišką politiką, tačiau iš Lenkijos globos išsivaduoti jam nepavyko. 1400 metais Gardine susitikę Jogaila ir Vytautas sutarė, kad Vytautas bus Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu iki savo mirties. 1401 metais Vilniaus ir Radomos sutartyje nurodoma, kad Lenkija leidžia perleisti Vytautui LDK, tačiau po mirties ji turi atitekti Lenkijos karaliui ir jo palikuonims. Tiesa, jei Jogaila mirtų be palikuonių, Lenkai įsipareigojo nerinkti savo naujo karaliaus be Vytauto ir Lietuvos bajorų žinios. Taigi, nors Vilniaus ir Radomos sutartimi Vytautas tapo oficialiu LDK valdovu, jis toliau išliko Jogailos vasalu. 1430 metais rengtam Vytauto karūnavimui nevykus, LDK taip ir nepavyko išsivaduoti iš Lenkijos globos. Lietuvos ir Lenkijos valstybėms suartėti labai didelį įtaką padarė Merlinko aktas ir Horodlės unija. Valstybių susijungimas vėl tapo aktualus 16 amžiaus antrojoje pusėje, kai kilo vadinamasis Livonijos karas. Lietuvai labai reikėjo Lenkijos pagalbos prieš gerokai sustiprėjusią ir Livoniją pretendavusią Rusiją. Lenkija, jau seniau puoselėjusi viltį prisijungti Lietuvą, ketino pasinaudoti situaciją. Be to, dar iki pasirašant Liublino uniją, pagal Žygimanto Augusto išduotas privilegijas nemažai LDK žemių buvo prijungtos prie Lenkijos karalystės. Valstybių susijungimui pritarė Lietuvos bajorai, kurie siekė teisinių statusų ir privilegijomis prilygti Lenkijos bajorams. Be to, Žygimantas Augustas buvo bevaikis, taigi jam mirus būtų pasibaigusi Gediminaičių dinastija, kuri ir užimdavo LDK ir Lenkijos sostą. Tuomet būtų sunku tikėtis, kad LDK ir Lenkijos bajorai valdovų išrinks tą patį asmenį. Pagaliau galėjo nutrūkti ir personalinė unija. Dėl to abiejų valstybių santykiai darėsi sudėtingesni, nes lietuviai galėjo prarasti Lenkų paramą kovojant prieš Rusiją, o Lenkai bijojo prarasti įtaką Lietuvoje, jie taip pat tikėjo įsigyti sąjungininką dažnai kovojant su Osmanų imperija. Nors unijos klausimas tarp Lietuvos ir Lenkijos diduomenės buvo svarstomas nuo 1564 metų, unija buvo pasirašyta 1569 metais, kai lietuviai atsidūrė dramatiškoje situacijoje. Iš pradžių lietuviai atsisakė priimti Lenkų reikalavimus ir nesulaukę Žygimanto Augusto paramos išvažiavo namo. Vėliau Lietuvos delegacija, vadovaujama Jono Chodkevičiaus, grįžo ir abiem pusėm pavyko sutarti dėl unijos sąlygų. Birželio 24 dieną pats Žygimantas Augustas keletą valandų kalbėjo su lietuviais, mėgino įkalbėti juos pasirašyti unijos aktą. 1569 metais Liepos 1 dieną Liubline pasirašytame akte buvo skelbiama, kad LDK ir Lenkijos karalystė susijungė į vieną valstybę, abiejų tautų respubliką. Ja valdo vienas valdovas – Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Nesilaikant jokių dinastijos ryšių, renkamas visų Lietuvos ir Lenkijos bajorų Lenkijoje ir karūnuojamas Krokuvoje. Turėjo būti bendras Lietuvos ir Lenkijos Seimas, atstovų rūmai ir senatas, kurį sudarė Lietuvos ir Lenkijos centriniai ir vietos valdžios pareigūnai. Abi tautos turėjo bendrai vykdyti vieną užsienio politiką, turėti bendros pinigus. Abiejų valstybių centrinė valdžia buvo atskira, neturėjo bendros vyriausybės. Išliko teritorijų atskirumo supratimas, atskiri valstybės iždai, valstybės spaudai, kariuomenės patvirtintos anksčiau lietuvių ir Lenkų įgytos teisės ir privilegijos. Nors Lietuvos istorijoje Lenkų vaidmuo ir Liublino unija vertinama prieštaringai, galima sutikti su istoriku Mečislovu Juču, kad pasirašius Liublino uniją lietuviams pavyko išsaugoti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavadinimą, jos teritoriją, pareigybės ir titulus, savo teisę bei teismus ir lietuviško parlamentarizmo tradicijas, formuoti savo įstatymus. Todėl ir po Liublino unijos Lietuvos valstybė nenustojo gyvavusi. Unijos nuostatais vadovautasi iki pat 18 amžiaus pabaigos, kai buvo panaikinta valstybė. Kiek Lietuvai tuo metu pavyko likti savarankiškai? Net ir po Liublino unijos, ypač pirmaisiais dešimtmečiais, dažna proga lietuviai pabrėžė turį atskirą Lietuvos valstybę, kurią į bendrą Lietuvos ir Lenkijos valstybę jungia tik bendras valdovas ir įstatymų leidžiamasis organas – Seimas su senatu. Lietuva turėjo ne tik atskirą kariuomenę, savus pinigus, atskirą teismų organizaciją, savus įstatymus, bet ir atskirą vyriausybę su savo kancleriu, etmonu, iždininku ir kitais aukštais pareigūnais.
Pavyzdžiui, joks valdovo paskirimas Lietuvoje negalioja, jeigu jis nebuvo patvirtintas LDK kanclerio antspaudu. Taigi, Liublino unija Lietuvai paliko daug savivaldos, netgi savarankiškumo galimybių. Reikėjo tik sugebėti jomis naudotis. Nors pats Žygimantas Augustas 1572 metais gulėdamas mirties patale buvo priešingos nuomonės. 1572 metais mirė paskutinis Gediminaičių dinastijos atstovas Žygimantas Augustas. Taip nutrūko keletą šimtmečių trukęs šios giminės valdymas. Nors po Liublino unijos nauja žemėlapyje atsiradusi valstybė buvo vadinama Abiejų tautų Respublika arba tiesiog Respublika, po Žygimanto Augusto mirties ją valdė vis bajorų naujai išrenkamas karalius. Kai karalius mirdavo, prasidėdavo vadinamasis tarpuvaldis, kuris neretai užsitęsdavo kelias savaitės, mėnesius ar net kelerius metus. Dažniausiai į mirusio karaliaus sostą pretenduodavo keletas kandidatų, kurie visokiais būdais bandydavo laimėti bajorų palankumą. Siekdami apsaugoti savo teisės ir privilegijas, bajorai stengdavosi rinkti tą, kuris žadėjo dar labiau praplėsti bajorų galias. Renkant kitą valdovą, bajorų apetitas dar labiau augo. Taigi pamažu karaliaus galios mažėjo, o bajorų įtaka ir teisės plėtėsi. Po Žygimanto Augusto mirties iki pat ATR gyvavimo pabaigos 18 amžiuje kiekvienas naujai išrinktas karalius dar prieš karūnavimą turėjo pasirašyti paktą konvektą. Savotišką ATR valdovo ir ATR bajorų sutartį, kurioje buvo raštu Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui keliamos išrinkimo sąlygos. Tokia sutartimi buvo ne tik plečiamas bajorų teisės, bet ir priskiriama vis naujų įvairių įsipareigojimų ATR valdovui. Taigi karaliaus padėtis valstybėje rėmėsi paktą konvekto nuostatais. Jei karalius joms nusižengdavo, bajorai turėjo teisę bet kada jį išmesti iš sosto. Pirmasis šį dokumentą 1573 metais pasirašė iš Prancūzijos kilęs valdovas Henrikas Valois. Jis privalėjo pasirašyti ne tik vadinamosius Henriko artikulus, kurie nustatė renkamo valdovo padėtį valstybėje, bet ir pasirašyti išrinkimo sąlygas, kurios buvo keliamos tik jam, tai yra paktą konvektą. Po Henriko Valois bajorai karaliumi išrinko Steponą Batorą, kuris taip pat turėjo pasirašyti Henriko artikulus ir paktą konvektą. Kartais išrinktajam karaliui tekdavo pasirašyti ne tik bendruosius Lietuvos ir Lenkijos pakto konvento nuostatus, bet ir specialų lietuviškai pakto konvento variantą. Tai yra specialiasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio išrinkimo sąlygas, kurias keldavo lietuvių bajorai. Jie pirmiausia užsitikrindavo, kad tokių sąlygų bus laikomasi ir tik tada paremdavo kandidatą į sostą. Pavyzdžiui, Lietuva tik tada patvirtino Zigmantą Vazą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, kai šis 1588 metų pradžioje atskirai prisiekė lietuvių bajorams, patvirtino visas jų teisės, laisvės bei privilegijas ir pasirašė lietuviškai pakto konvento variantą, kuriuo įsipareigojo saugoti taiką tarp religinių bendruomenių. Jis taip pat pažadėjo grąžinti visas neteisėtai nuo Lietuvos atplėštas žemes, ginti šalį, nemažinti jos valstybės sienų. Raštu būsimasis valdovas taip pat pažadėjo laikytis kitų nuostatų. Tokia tvarka dar labiau gniaužė naujojo karaliaus galias ir kartu gynė tam tikrą Lietuvos savarankiškumą ATR. Situacija nepasikeitė visą likusią ATR gyvavimo laikotarpį. Tiesa, vėlesniais laikais, rengiant valdovus, lietuvių reikalavimai būdavo surašyti į bendrą pakto konventą. Po Liublino unijos abiejų tautų politinis gyvenimas buvo sprendžiamas bendrame Seime Varšuvoje. Seimo nariais galėjo būti tik bajorai. ATR laikotarpiu labai padidėjo pavietų seimelių pasiuntinių reikšmė. Pavietų seimelių pasiuntiniai galėdavo nutraukti Seimo darbą, o nuo 1652 metų tai galėdavo padaryti ir vienas tokio seimelio pasiuntinys. Po 3 metų Seime įsigaliojo liberum veto teisė. Nuo to laiko Senato sprendimai ir toliau buvo priimami balsų dauguma, tačiau Seimo sprendimams reikėjo vieningo jo narių palaikymo. Tokia tvarka padėjo kontroliuoti Seimo darbą, bet stabdė Seimo darbo spartą. Užtekdavo, kad bent vienas Seimo narys vetuotų svarstomą įstatymą ir jo nebeprimdavo. Pamažu Seimas tapo nepajėgus dirbti. Pavyzdžiui, 1587–1648 metais iš 26 Seimo posėdžių 9 baigėsi be rezultatų. 17 amžiaus antroje pusėje iširo 16 Seimų. Valstybės silpnėjant 18 amžiuje toks Seimo nepajėgumas tapo įprastas. Dauguma Seimų taip ir išskirstydavo nieko nenuveikę. Taigi nenuostabu, kad Augusto III valdymo laikais nei vienas Seimas nepriėmė jokio įstatymo. Lietuvos ir Lenkijos valstybės Seimą sudarė 170 pavietų atstovų ir 140 senatorių. Lietuvai atstovavo tik 48 atstovai ir 30 senatorių. Lenkijai atstovavo daugiau senatorių, nes valstybėje buvo daugiau tokio rango pareigybių. Pavyzdžiui, Lenkijoje buvo daugiau vaivadijų. Be to, joje buvo ir mažųjų kaštelionų institucija, kurios Lietuvoje nebuvo. Sudarant Liublino uniją, Lietuvos ir Lenkijos visuomenės jau buvo galutinai susiskirsčiusios į luomus, kurių priešakyje buvo bajorai.
Tuo metu, kai buvo sudaroma Liublino unija, bajorams priklausė apie 60%, bažnyčiai apie 25% ir karaliui apie 15% ATR žemių. Bajorų šalmo herbą puošė karūna, priminanti, kad kiekvienas bajoras gali būti išrinktas karaliumi. Kiekvienas bajoras turėjo teisę lieti patrankas, statyti tvirtovės ir turėti tiek ginkluotų žmonių, kiek jie norėjo. Savo valstiečiams jie turėjo neribotą valdžią. Visi valstiečiai, išskyrus negausų laisvųjų valstiečių sluoksnį, buvo pavaldūs bažnyčiai, karaliui ar bajorams. Tokia padėtis išliko per visą ATR gyvavimo laikotarpį. Taigi tokia visuomenėje bajorai buvo svarbiausias luomas, užimantis išskirtinę padėtį. ATR, palyginti su kitomis Europos valstybėmis, bajorų buvo ypač daug. Bajorams priklausė apie 25 tūkstančius kilmingų šeimų, tai yra daugiau negu 500 tūkstančių žmonių arba apie 6,6% ATR populiacijos. 17 amžiaus pabaigoje bajorai sudarė 9%, 18 amžiuje dar daugiau. Tuo pačiu metu Prancūzijoje bajorai sudarė 1%, Anglijoje apie 2% visų gyventojų. Daugybė bajorams teiktų teisės ir privilegijų gynė juos nuo karaliaus politinių pretenzijų ir nuo valstybės modernizavimo grėsmės. Nors šis luomas buvo uždaras, jis padarė didelį įtaką savo ir visų ATR gyventojų likimams. Tik bajorai galėjo eiti aukščiausias pareigas ATR, patys bajorai turėjo labai nedaug įsipareigojimų. Bajorams taip pat buvo suteikta daug kalbos vartosenos laisvių. Pavyzdžiui, lietuvių gyvenamose teritorijose bajorai galėjo naudoti vietos, tai yra lietuvių kalbą vietų seimeliuose ir tikių pačių tvarkomose teismuose. Tačiau net ir smulkusis bajoras stengiasi pabrėžti savo luomo privilegijuotą padėtį ir tai, kad jis kalba skiriasi nuo baudžiauninkų. Kalbėjimas lenkų kalba buvo toks pats priklausimo bajorams požymis kaip ir kardas prie šono. Taigi suprantama, kodėl bajorų seimeliuose ir jų vadovavimuose teismuose nebuvo šnekama lietuvių kalba, kuri buvo laikoma valstiečių ir baudžiauninkų. Lietuvos teismų aktų knygose, kurios buvo fiksuojamos iki 1795 metų ATR padalijimo, aptinkama tik viena kita valstiečių teismo priesakų formulė lietuvių kalba. Žvelgiant į lietuvių ir lenkų bajorų santykį, į akis krinta lietuvių tautos ir pačios valstybės ateitį reikšmingas faktas. Jau nuo 15 amžiaus Lietuvos bajorai stengiasi Lenkijos santvarką, jos bajorų teisės, privilegijas ir laisvės be jokių pakeitimų įtvirtinti ir Lietuvoje. Susikūrus ATR, lietuvių bajorai savo padėtimi nenusileido Lenkų bajorams. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko šis video, paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus. Mano kūrybą galite paremti Patreone, SPA nuoroda aprašyme. Ačiū.